depresija būna kaip kažkoks tai arba nelaimingas atsitikimas. Būna žmogus praranda artimą žmogų, žinai, ir jam tada iš tikrųjų gyventi nesinori, jis papuola į depresiją. Depresija kas tai yra? Tai yra ryšiai, nukarpimas ryšių. Žmogus gyvena, pas jos yra ryšiai su kitu žmogum, pavyzdžiui, pas yra tam tikri ryšiai, energetiniai ryšiai, ja? Tos staigia tos ryšius. Kaip celas organizmas, jau vienas be kito kaip ir negali gyventi, žinai, jau pripratęs, ant tiek, jau viskas normaliai. O tos staigia vienas dingsta ir jis lieka vienas depresuha. Jis negauna to, ko turi gauti. Ir jam labai sunku yra gyventi, jis negali susikauti, jis negali susikoncentruoti, viskas krenta iš rankų ir panašiai. Tai yra depresija. Depresija būna kažkas tai, kažkas atsitiko, ar darbe, ar nesvarbu, skyrybos, pavyzdžiui, ypač vyrams turbūt depresijos, moteriams irgi, bet moteriams mažiau, čia vyrai daugiau susirga tą ligą. Skyrybos irgi taip pat, tos nukirpimai tų visų ryšių. Ir žmogus tiesiog jaučiasi nepajėgis, jam vis blogiau, ko jam blogiau, ko jam nemėlesnis tas pasaulis, to jam dar blogiau darosi, to jam dar nauja ir galutinių variantai jis nemato prasmės gyventi, iš vis nemato prasmės kažkas daryti ir panašiai. Ir būna, kad baigėsi įvairiais būdais, arba prasigėrimais visokiais, įbomžavimu, arba pasikūrimais kažkokiais šakimais nutiltų ir iš meilės irgi, kaip tos depresijos įsimylėjau iš meilės, manęs nežiūri kažkas tai ir panašiai. Aš negaunu to, ko noriu gauti. Ką aš norėčiau pasakyti, kaip išlysti iš tos depresijos, tiesiog nepasiduoti tam jausmui, kad to yra blogai. Ir nepasiduoti, gal nepasakyčiau nepasiduoti jausmui, tiesiog nepasiduoti. Tiesiog vėl reikia užkasti dantukus. Ir kai tau nebūtų blogai, bet tu turi gyventi, tu turi pereiti per tą laikotarpį ir tiesiog neleisti savo jaustis bejėgių visiškai. Nepulti į kažkokius ten gelbėjimus, alkoholį ir panašiai, nes alkoholis dažniausiai arba narkotika, alkoholis iš pradžių kaip ir palengvėja, geriau darosi, bet po to, kaip išeina tas alkoholis, dar blogiau darosi. Tu organizmą silpnini, jis silpnesnis darosi, tavo valia silpnėja ir tu dar daugiau krenti. O šitų dalykų nereikia, tai vėl reikia tiesiog atsiriboti save nuo tų dalykų ir vėl pasikliauti gyvenimu ir dievuliui. Tiesiog pasakyti savo, bus kaip bus ir iškentėti tą reikalą, ypač vyrui. Vyras turi pereiti per tą depresiją. Turi pereiti, turi iškentėti, taip, tai yra laikas kritimo, tai yra laikas kažkokio tai labai sunkus laikas, bet tą sunkų laiką reikia išlaikyti, sulaukti, tiesiog išbūti, išlaikyti. Ir aš galvoju, kad tie dalykai, tokie dalykai jie grūdina. Jeigu tu nepasiduosi, jeigu tu nenukrysi, tai tu užgrūdinsi ir tu tapsi iš tikrųjų tų vyrų stipresnių, geresnių. Ir pradės po to vėl viskas kilti. Šitos kaip ir nėra, tokio receptų, kad va, staigiai. Staigiai nebūna, tokie procesai staigiai nebūna. Labai gerai ta depresija, jeigu šalia yra iš tikrųjų mylintis kažkoks tai žmogus, kuris tave palaikinėja tuo metu, kuris tiesiog ta meilė žmogaus kita, kaip aš tau sakiau, meilė pakelinėja žmogų. Tai būtent, nereikia jam ten lysti prie jo, nereikia pergyventi dėl jo ypatingai, bet tokia šiluma, jeigu yra tam žmogui. Nesvarbu, ar tai mama, ar tai moteris kažkokia, ar tai kažkoks tai draugas ir panašiai, bet tas palaikymas yra labai svarbus tuo metu tam žmogui. Aš manau, kad vėl tai depresijos būna dėl to,
kad visokie tu gyveni taip, o po to staigiai suvokinėjai, kad tu ne taip gyvenai, kad tu visiškai kitaip galėjai gyventi, tu esi skirtas kitam reikalui ir panašiai. Viduje perversmas toksai vyksta. Irgi būna depresija, irgi būna tas suvokimas, kad veltui viską, kam čia išeikvoju pusę savo gyvenimą ir panašiai. Tai irgi būna tos depresijos dėl šito. O sakiau, pagrindinis receptas vėl, tai yra energetinis perdavimas. Jeigu tu esi perėjęs per tą depresiją ir jeigu atlaikęs, tas žmogus, kuris su depresija ateis pas tavę, tu jam perdusi tą energiją pakilimo, tą energiją perėjimo per visą šitą. O tai yra tas. Reikia tą žmogų, kuris per tą perėjęs ir išlipęs iš tos depresijos. Ir tada jis padės, realiai padės, net nekalbant, ypatingai jis perduos tą energiją ir tas žmogus padės eiti į viršų. Ir aš to labai tikiu būtent tiems visams dalykams, kad dėka savo energijos tu galėsi pakeisti, padėti žmogui. Tai yra pagrindinis dalykas. Tik tai vėl, depresiukai vėl tavo yra pasirinkimas, ar tu nori ir tau viskas nebeįdomu, nori nusižudyti arba numirti tiesiog, arba tu nori iš jos išlipti. Kas? Ta noras pas tave, kas daugiausiai. O noras tas vėl priklauso nuo tų artimųjų žmonių. Jeigu jie tavęs palaikys, tai pas jį gali atsirasti noras gyventi toliau. Jeigu jie nepalaikinės, jeigu jie pyks ir sumajos ranką, daryk tu ką nori, iš viso nuobodu su tavimi, kad tu depresuoji ir panašiai, ten ir tada bandys ten įvairiais būdais, ten bauginimais ir panašiai kažkas viduje, tai jis gali